žmonės, aš žaviuosi iš tikrųjų, jie dirbantys yra, jie dabar kelias savaitės turi paskaitas nuo 9 iki 9 vakaro ir jie su manim kalba. Tai aš lenkiu galvą tikrai, kiekvieną vakarą aš jiem padėkoju. Jie turi klausimų, jie manęs klausia, jie mane kalbina ir jie atsakinėja mano klausimus, tai aš labai to paties tikiuosi iš jūsų, nes dar yra tik 4 valandos dienos. Tai viskas, jungiuosi kamerą, kad nepastriptų kas nors ir pradedam kalbėti ir tikrai labai laukiu jūsų intarpo tose vietose, kur prasidės migracija, o jeigu matysit, kad kažkur kažką turit papildyti arba norit pridėti ar anksčiau, tai tikrai stabdykit, drąsiai įsiterpkit ir sakykit ir tada aš papildysiu skaidres, kad jos būtų kokybiškesnės. Tai va, tai čia toks monologas ilgesnis buvo biški. Gerai, tai dabar jau galime, aš dar minutę vieną pasižiūriu. Taip. Tai gerai. Tai va tokia temutė, ekonominė integracija ir jos etapai, migracija, darbo jėgos mobilumas ir migracijos iššūkiai ir galimybės. Tai va, tai apie ką kalbėsim, tai apie tą ir kalbėsim, apie integraciją, etapus, apie migraciją ir iššūkius ir galimybės. Tai čia palikau, specialiai įdėjau tokį paveiksliuką ir net ir anglų kalba yra skirtumų. Nes, va, pavyzdžiui, čia, kur aš jums dabar rodau, kur yra Economic Union, tai dar yra kartais Economic and Monetary Union, tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga, kartais yra tik tai pinigų sąjunga ir tada jau jokios politinės, kaip sakyti, integracijos nėra. Tai dalykai gal dėl to, gal keičiasi, gal požiūriai, gal čia autorių, nes vėlgi čia nėra kaip 2+2 kažkur akmenį iškalta, tai va čia palikau angliškus tuos specialiai pavadinimus, aš šalia irgi būsiu parašius, kad būtų aiškiau, apie ką aš kalbu. Tai ekonominė integracija, tai yra valstybių tarpusavio bendradarbiavimas ekonomikos srity, kada kažkokiom priemonėm jos siekia palengvinti prekybą, investiciją ir visokius ten kitokius įmanomus ekonominius mainus. Tai ekonominė integracija tai yra procesas, be abejo, ir per tą procesą šalis tampa labiau priklausomos ir labiau vieningos. Tai viena vertus yra ir gerai, yra ir negerai, apie tai irgi pakalbėsim. Bet integracija, sakau, pagrindinis dalykas, kaip šalis integruojasi, tai vyksta mažinant arba išvis pašalinant prekybos kliūtis, dažniausiai kalbam apie muitus, tai muitai arba naikinami, o kitos kliūtys mažinamos ir gali būti čia tie tarifiniai apribojimai, nes angliškai muitas yra tariff, tai tarifiniai apribojimai ir gali būti netarifiniai apribojimai, tai gali būti ten kvotų panaikinimas, administracinių barjerų, apie tai, ką mes kalbėjom apie protekcionistinės priemonės, tai tų protekcionistinių priemonių panaikinimas, prekybos laisvinimas, ir viskas čia yra iš tikrųjų apie tai ir dėl to. Tai ką ir sakiau, kad kuo aukštesnis tas integracijos lygmuo, tai tuo labiau mažėja arba visai išnyksta tos tarptautinės prekybos kliūtys, o fiskalinė ir monetarinė politika valstybių, kurios yra kažkokį ekonominės integracijos lygmenį pasiekusios, jų ta fiskalinė ir monetarinė politika tampa glaudesnė. Čia dabar nenoriu jūsų supainiot, bet kad susidėtų gal toksai, man visada struktūra patinka, tai iš esmės čia ne etapai integracijos, bet yra tokie, kaip čia pasakyti, net nežinau, aš kaip pavadinti, žodžiu, gali būti prekybos susitarimai ir jie yra kelių rūšių, gali būti prekybos blokai ir ten gali būti laisvos prekybos zonos, muitų sąjungos ir bendrosios rinkos ir pinigų sąjunga. Tai yra trys tokie, nežinau, bet čia nėra nei etapai, čia tokie kaip, nežinau, nerandu žodžio, nei blokai, nei neblokai, žodžiu, tokie, taip galima sukategorizuoti, tai yra prekybos susitarimai, kurie ten yra kelių rūšių, tada yra prekybos blokai, kurie yra ten kelių rūšių ir pinigų sąjunga. Dabar čia aš jau paskui pagalvojau, kad gal nebesuksiu jum galvų ir tiesiog parašiau, iš pradžių buvau 7 parašęs, bet paskui apsistojau ties tai 6,
ir apjungiau paskutinį integracijos etapą į tokį vieną. Tai žodžiu, yra pirmas, tai tas lengvatinės prekybos zona ir toj lengvatinės prekyboj zonoj gali būti tokie 3 galimi susitarimai, dvišaliai susitarimai, regioniniai prekybos susitarimai arba daugiašaliai prekybos susitarimai. Toliau, jeigu atsimenat, kaip sakiau, tai ten jau apie prekybos blokus, ne? Tai laisvosios prekybos zona gali būti muitų sąjunga, bendroji rinka, tada ekonominė ir pinigų sąjunga ir visiškai ekonominė ir politinė integracija. Bet čia apie ką jau galėtume kalbėti, kad kiekvienas šitas etapas arba kiekvienas šitas lygmuo, jisai yra prieš tai buvusį, jisai praplečia prieš tai buvusį. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra laisvos prekybos zona, tai toliau galėtų būti muitų sąjunga, toliau plečiant muitų zoną, bendra rinka tai yra muitų sąjunga plus ten dar kažkas ir tai pasidaro bendra rinka. Kai yra bendra rinka plus dar kažkas, tai pasidaro ekonominė ir pinigų sąjunga. Nu ir tada ekonominė ir pinigų sąjunga, jeigu būtų dar kažkas, iš tikro nėra, tai čia tas toksai jau galutinis integracijos etapas, kuris būtų maks siekiamas, bet žinot, aš šiandien pasiklausiau, nežinau, netyčia ryte važiuodama nugirdau, gal jūs girdėjo daugiau, bet toks Europos sąjunga, ne, eurozona yra ir ekonominė, ir pinigų sąjunga, ir ten dar vienas žingsnis, ne, ir mes teoriškai sakau, nes aš nelabai ir pati tikiu čia tuo, bet galėtume tapti gal visiškai ekonominė ir politinė kažkokią sąjungą, bet nežinau, ar girdėjote apie Trumpą, ar girdėjote apie Muską, ką jie ten vėl išdarinėja, tai man labai kažkaip įstrigo vienas sakinys, aišku, čia yra žiniasklaida, čia ne faktas, nu kaip faktas, bet toks faktas, kur nebūtinai čia reikia priimti jau kaip gryną pinigą, bet jo buvo toks kažkaip pasakytas ir man va šitas sakinukas užkliuvo, kad o gal Trumpas, nu čia dėl Ukrainos paramos, o gal Trumpo tikslas yra sugriauti Europos Sąjungą. Tai toks jo, man kažkaip užstrigo, kol važiavau iki namų, tai toks pamastymai buvo. Nu tai va, tai dabar apie kiekvieną truputėlį mes pasišnekėkime. Tai lengvatinės prekybos zona arba preferential trade agreement vadinasi, tai agreement kaip ir susitarimas, nežinau, lietuviškai visaip, žinokit, ten verčia, nu aš parašiau prekybos zoną, man atrodo, kad taip, nu, nenusiženkim labai. Tai yra tokia ekonominės integracijos forma, kai valstybės ar ten vyriausybės sudaro prekybos sutartį, pagal kurią yra susitariama dėl specialių ten kažkokių, ar ten palankių, nu specialių turbūt gal pataisysiu, specialių gal palankių turbūt, nes vis tiek nesitarė dėl nepalankių greičiausiai sąlygų, prekybos sąlygų tarp šalių. Tai šitas susitarimas arba šita lengvatinė prekybos zona, atsiprašau, vieną sekundę. Taip, tai grįžtu, atsiprašau. Tai suteikia tam tikrom šalim, ne tos, kurios yra pasirašę kažkokį susitarimą, lengvesnė arba išskirtinė prieiga prie kažkokių specifinių produktų rinkoje, pasinaudojam tokiom lengvatom kaip muitų arba kitų prekybos barjerų mažinimas, ne? Ir kaip jau sakiau, tos sutartys gali būti dvišalės, jos arba gali būti regioniniai prekybos susitarimai ir gali būti daugiašaliai prekybos susitarimai. Jeigu daugiašaliai, ten jau per pasaulio prekybos organizaciją, būtent tikslas yra skatinti laisvesnę ir sąžiningesnę tarptautinę prekybą. Tai dabar dvišalis susitarimas, labai viskas paprasta ir primityvu, tai yra pati paprasčiausia lengvatinės prekybos sutartis, nes ją pasirašo dvi šalys. Vėl tas pats, ne? Tikslas tai didinti ekonominį ir politinį bendradarbiavimą tarp tų dviejų pasirašiusių valstybių, palengvinti tarptautinę prekybą tarp jų, dažniausiai susitarame dėl muitų ir kitų prekybos barjerų mažinimo ar panaikinimo. Ir jie tokie yra pakankamai lankstų šitie susitarimai, žymiai paprastesni negu daugiašaliai, nes reikia susitarti dviem, o ne ten kažkiek daug šalių.
Dabar regioninis prekybos susitarimas, tai jisai paprastai yra susitarimas tarp 2 ar daugiau šalių, dažniausiai, bet čia nebūtinai esančių tame pačiame geografinėme regione. Nes gali būti regioninis prekybos susitarimas, pavyzdžiui, tarp ES ir ten kokios nors dar kažkokio darinio, tarkim, Azijoje. Ne? Ir tai irgi bus kaip ir regioninis, du tokie dalykai pasirašo. Tai aišku, Europos Sąjunga, tai jinai yra regioninis prekybos susitarimas, bet aš kaip sakiau, kiekvienas tas lygmuo arba kiekvienas integracijos etapas, jisai apima prieš tai buvusi ir dar kažkuo prasiplečia. Tada yra Mercosur, tikrai esat girdėję. Aha, kažkas norit kažką pasakyti. Tikiuosi. Bet anasų, kad tai geriau buvo. Tai Argentina, Brazilija, Paragvajus, Urugvajus ir Venezuela. Tai yra toksai Centrinės Amerikos ir Dominikos Respublikos laisvos prekybos susitarimas. Tai čia tik tai dėl įdomumo, kad čia buvo pirmas laisvos prekybos susitarimas tarp JAV ir Centrinės Amerikos šalių. Tai kaip pat ir sakiau, tai nebūtinai ten šalia kažkur, bet gali kažkoks didelis darinys, ten kaip JAV arba Europos Sąjungos pasirašyti regioninį prekybos susitarimą ten su kažkuo. Tai yra pasaulyje daugybė tų regioninių susitarimų, tikrai nesiruošiu aš jų čia jums išrašinėti, jeigu jums labai įdomu, tai pasižiūrėkit, eikit į tos pačios Europos Sąjungos, ten yra visokių puslapiukų, kur yra visokiausi surašyti prekybos susitarimai ir ten galima nagrinėtis, jeigu įdomu. Dabar kas yra įdomu, tai šitie prekybos susitarimai regioniai sudaro didžiąją pasaulinės prekybos dalį ir yra šiuo metu pasaulyje daugiau kaip 300 regioninių prekybos susitarimų, tai įsivaizduojat kiek daug. Ir Pasaulio banko duomenimis, tai Europos Sąjunga turi daugiausiai regioninių prekybos susitarimų pasaulyje. Tai sakau, čia tikrai galima pasižiūrėti, aš tai juos visus ten mačiau, bet man tai ranka nekilo čia kažko išrašinėti. Tai paprastai šalis čia susitarė regioniuose susitarimuose dėl laisvo prekių ir paslaugų judėjimo tarp valstybių. Ir, aišku, tie susitarimai turi vidinės kažkokias taisyklės, kurių privalo laikytis valstybės narės. Ir jos, kas įdomu, nustato išorinės taisyklės, kurios jau reglamentuoja prekybą su šalim, kurios nepriklauso susitarimui. Dabar daugiašalis prekybos susitarimas, primenu, kad mes vis dar kalbam apie lengvatinės prekybos zoną, kurioje yra šaliai regioniniai ir daugiašaliai susitarimai. Kad nepamestume minties ir neatrodytų, kad čia kažkur jau nuėjau toli. Tai daugiašaliai, tai jo irgi yra tam tikras prekybos susitarimas. Laukite, aš šiek tiek darysiu gal. Taip, kur aš čia kalbėjau. Tai lengvatinės prekybos susitarimas tarp daugiau nei 2 šalių ir arba prekybos blokų. Čia nėra taip, kaip sakiau, kad tik tai šalis, arba tik tai gali, pavyzdžiui, jeigu regionas, tai tik tarp regiono tenai kažkokių valstybių, ne. Ir šitie susitarimai, jau daugiašaliai prekybos susitarimai, jau jie sudaromi pagal Pasaulio prekybos organizacijos gaires. Ir vėl kartojuosi, čia net jau nesmagu, bet irgi tos gairės būtent tam, kad būtų panaikinti barjerai tarp valstybių narių. Tai vienas iš tokių susitarimų yra Rytų Afrikos bendrija, nesudaro 6 šalis, Burundis, Kenija, Ruanda, Pietų Sudanas, Tanzanija ir Uganda. Ir jo, man atrodo, kad aš čia pakartojau vieną, palaukit, kažkur užstrigo kažkas, vieną sakinį, tai man atrodo, aš iš karto iš čia išmesiu, matyt, kol taisiau skaidrės, kažką perkeliu. Taip, tai daugiašaliai. Dabar pereinam į prekybą, ar aišku, ten su ta laisvąja lengvatinė ta prekybos zona. Man atrodo, tai nieko sudėtingo. Tada einam į prekybos blokus. Prekybos blokai arba prekybos blokas, tai yra šalių grupė, kuri susitarė dėl ekonominės integracijos ir laisvesnės tarptautinės prekybos, vėlgi mažindama arba panaikindama prekybos barjerus tarp šalių narių. Bet dabar tos prekybos bloke esančios šalys, jos nustato barjerus tom šalim, kurios nėra narės to prekybo bloko. Pavyzdžiui, taiko muitus kokius nors. Tai priklausomai nuo to, koks integracijos lygis, tie prekybos blokai gali būti laisvos prekybos zona,
gali būti muitų sąjunga ir gali būti bendroji rinka. Tai 3, ne, aš prieš tai, ten, 1, 2, 3, ten kažkokie skaidriai, buvau parašius, kad ne, yra prekybos blokai ir tai gali būti 3 rūšių. Tai laisvos prekybos zona, tai čia tas toksai silpniausias gal prekybos blokas, taip sakyčiau, tai yra toks integracijos lygmuo, kai šalys narės panaikina tarpusavio prekybos barjerus, bet kiekviena šalis tos prekybos zonos gali visiškai savarankiškai nustatyti prekybos politiką trečiųjų šalių atžvilgiu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu ten kokia Lietuva, Latvija ir Estija susijungtų laisvos prekybos zoną, jos tarp savęs, ir taip čia taip aišku yra, nes mes esame Europos Sąjungoje, bet, sakykime, kažkokios šalis ABC susijungia į laisvos prekybos zoną, sudaro sutartį, tai tarp savęs jos prekiauja tarpusavį be jokių apribojimų, nei ten muitų, nei ten kvotų, nei ten dar ko nors, bet kiekviena iš tų šalių gali, pavyzdžiui, šaliai D, šalis A gali ten su ją prekiauti be muitų, šalis B gali su muitais vienokiais, o šalis C ten, tarkim, su muitais kitokiais. Tai kiekviena gali nustatyti visiškai savarankišką politiką prekybos. Ir tai yra šita laisvos prekybos zona, kaip aš sakiau, tai kaip ir silpniausias dalykas, bet tai yra pirmas toksai žingsnis jau link didesnės ekonominės integracijos. Tai pavyzdžiai kokie yra, tai daug kas turbūt žinojote NAFTA, tokį prekybos susitarimą, Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą, tai dabar jau tokio nėra. 20 metais jį pakeitė Jungtinių Amerikos valstijų, Meksikos ir Kanados susitarimas. Tas trumpinys toks jau nėra labai lengvai įsimenamas ar sklandžiai tariamas. Tada, ir tai jo yra viena didžiausių prekybos zonų pasaulyje pagal BVP. Jeigu skaičiuosim, tada yra Europos laisvosios prekybos asociacija, EFTA, turbūt šitą girdėta. Tai čia yra regioninis prekybos blokas, kur 4 Europos šalys, tai yra Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. Ir yra Pietų Azijos laisvosios prekybos zona SAFTA, kuri 2004 sausį buvo įsteigta ir jai priklauso Afganistanas, Bangladešas. Čia dėl to vardiju, kad pagal gyventojų skaičių čia yra pati didžiausia pasaulyje, viena gal didžiausių laisvos prekybos zonų. Tai tokios šalis, kurios toli nuo mūsų, bet jos yra sudariusios irgi laisvosios prekybos zoną. Toliau muitų sąjunga yra aukštesnis šiek tiek laiptelis negu laisvosios prekybos zona. Tarpusavį narės prekiauja be apribojimų, o trečiom šalim jau taiko nebe kaip kuriai ten į galvą šauna, bet taiko bendrą muitų politiką. Tai reiškia, kad jos tarp savęs panaikina visus prekybos barjerus ir visiškai taiko bendrus arba vienodus išorinius prekybos barjerus trečiosiom šalim. Tai čia kaip jau vieningas blokas veikia ir kartu derasi dėl prekybos susitarimų su kitom šalim, kurios blokui nepriklauso. Tai Europos Sąjunga ir vėl yra vienas didžiausių muitų sąjunga pasaulyje čia pagal bendrą nacionalinę ekonomikos vertę ir yra Pietų Afrikos muitų sąjunga, irgi tokia pakankamai didelė. Ir čia vėl yra valstybės kaip pavyzdėlis jums išvardytos. Čia įdėjau tokį, nežinau, ir dabar tik tai galvoju, kad aš kartais įdedu ir dabar matau, kad aš kartais įdedu linkus ir man atrodo, jie neaktyvus ir jūs man niekada nepasiguodžiat, nes dabar pamačiau. Tai galėsit pasispausti ir pasižiūrėti, ten yra apie tuos prekybos blokus parašyta. Ir aš dabar galvoju, kodėl čia dabar... Europos Sąjunga šitą mėlyną, tai žodžiu, čia yra išvardyti, jeigu norėsis pasiskaityti daugiau, tai nereiškia, kad čia yra visos muitų sąjungos, turbūt pasaulio visos įmanomos, bet čia tos tokios didžiausios, turbūt, į kurias verta atkreipti dėmesį. Tai ar galit man pasakyti, ir visą laiką šiandien taip po truputį klausinėsiu, koks pagrindinis yra laisvosios prekybos zonos ir muitų sąjungos skirtumas? Jeigu klausėtės. Tai, kad muitų sąjunga trečioms šalims taiko susitarimą bendrą jo.
muitą, o laisvosios prekybos zonos narės, jos kiekviena trečiai šaliai taiko pagal savo nuožiūrą dydį. Nu va, tobula, puiku. Gerai, einam tada toliau. Tada yra bendroji rinka, jau čia tas trečias laiptelis prekybos bloke, kur yra dar daugiau laisvių negu muitų sąjungoje. Tai ne tik tai, kad prekiauja be prekybos apribojimų, nes atsimenat sakiau, kad kiekvienas tas laiptukas yra tas, kur prieš tai, plus dar kažkas biški. Tai čia iš esmės yra muitų sąjunga, o muitų sąjunga tai reiškia, kad yra be apribojimų prekyba viduje, bendra išorinė prekybos politika taikoma, bet čia kas atsiranda dar, vyksta laisvas darbo jėgos ir kapitalo judėjimas, ne? Dėl to, va šita bendroji rinka yra jau labiausiai integruota iš visų trijų prekybos blokų tipų. Ir aišku, kad tikrai žinomas jau mums čia, kad didžiausia pasaulyje bendra rinka, tai yra Europos ekonominė erdvė. Jai priklauso ES narės ir dar 3 iš 4 EFTOS, prieš tai pamenat, visai ką tik čia sakiau, kas ta EFTA yra, Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis, tai ES narės ir dar Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Tai šitos 3 šalys turi prieigą prie ES bendrosios rinkos, bet nedalyvauja ES politikos srityse jokiuose. Nu, ten jau politikų sprendimų nepriima. Tai dabar irgi užduotis tokia, gal aš dar kol kas jūsų neskirstysiu jokias čia kambariukus ir grupės, kad čia labai ilgai pirmyn atgal nelakstytume, bet tiesiog pabandykim pagalvoti. Yra toksai teiginys, kad prekybos bloko sukūrimas, prekybos bloko, ne? Blokas tai arba laisvos prekybos zona, arba muitų sąjunga, arba bendroji rinka. Tai prekybos bloko sukūrimas visada lemia didesnį politinį stabilumą ir bendradarbiavimą. Man norėtųsi, kad jūs pateiktumėte, čia gali būti taip atsakymas, gali būti ne, bet reikėtų kažkokių realaus pasaulio pavyzdžių, nu bent vieno. Aš nežinau, ar jums patogu pamastyti kiekvienam po vieną, ar biškutį norit į grupės padirbėti. Aha. Į grupės dėti jūs? Ne. Nu tai gerai, tai laukiu atsakymų. Gal bendrai aptarkim? Ne, neaptarsim bendrai, nes yra užduotis jums. Niekas šitos užduoties už jūs nepadarys. Tai jo galim aptarti bendrai, jeigu turit idėjų, tai galim jau pradėti kalbėtis. Bet jeigu idėjų neturit, tai reikia ieškoti informacijos. Biški, duokit laiko pagalvoti truputėlį kažką. Jo, drąsiai. Truputėlį, galvojam. Jo. Taip, gerai. Prašau. Gerai, Aha. Aš galiu paprieštarauti, paskui gal kas nors pasakys kokius nors protingus pamastymus. Nu, žiūrėkit, ta nafta, dabar ne nafta, ten kažkoks kitoks pavadinimas. Jo, taip. Jo, tai kas ten Amerika, Meksika, Kanada, kas ten Pareinu, tuoj parodysiu. Jo, tai ten tos. Tai dabar pagal tą apibrėžimą, kas ten yra Amerika ir Kanada, jo, nes Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Taip. Tai žiūrėkit, dabar čia šiaip jau belia kokia makroekonominė politika, tai jinai neveltui turbūt ir vadinasi politika, nes jinai susieta su politika. Tai blokas sukurtas visada lemia didesnį politinį stabilumą ir bendradarbiavimą, tai šiai dienai pagal Trumpo politiką tai nelabai lemia nei su Kanada, nei su Meksika, nei politinio stabilumo, nei bendradarbiavimo. Iš vienų žadėjo muitus, iš kitus aptvėrė tvorą ir tiek ir žinių. Tai čia turbūt toks epizodinis, tai dabar turbūt kas nors protingai pasakys kažkokį pavyzdį gerą. Tai visai. Čia geras pavyzdys, čia nėra čia blogas pavyzdys, nes čia labai, ačiū tau, čia tas ir yra, kad labai daug dalykų, turbūt čia jaunystėje taip tik
atrodo, kad čia viskas labai gražu ir pūkuota, man taip labai atrodo viskas šakėm daug dalykų ant vandens, nes jo, tie susitarimai, žiūrėkit, galiojo, buvo, viskas lyg ir sklandžiai ir dabar atėjo vienas toks žavus vyriškis į postą. Nu ir prasideda kažkas. Ne faktas, kad sugrius, ne faktas, kad ten tikrai jau atsitiks, bet grėsmių tai yra, ne? Tai čia vienas iš argumentų, kad, na, ne visada turbūt, ne? Bet čia tikrai gali būti daug ir įvairių atsakymų. Čia nėra vieno teisingo. Tai aš tikriausiai tokį pavyzdį norėčiau prisiminti, kad visgi ES kaip anglių ir plieno bendrija ir buvo sukurta siekiant politinio stabilumo. Tai buvo suvienyta, reiškia, anglių ir plieno pramonė. Tai yra Belgija, Italija, Liuksemburgas, Niderlandai, Prancūzija ir VFR, Vokietijos federacinė respublika, buvo sukurta būtent ekonominė sąjunga siekiant politinio stabilumo. Tai čia, jeigu neklysiu, ten ar 50 metais, tai buvo ta pati pradžia po antro pasaulinio karo. 50. 51, atsiprašau. Tai va toks pavyzdys. Aha. Ir iš esmės, tai čia yra argumentas už, ne? Nes jo, po karo būtent siekiant stabilumo ir susikūrė, kad būtų turbūt išvengta ten visokių konfliktų ir panašiai. Ir ilgą laiką, ir kaip čia, vystėsi iš tikrųjų. Taip, nes vis daugiau šalių prisijungė. Matė naudą, taip. Taip. Iki arabų pavasario, ten 10 metais pabaigoje, 11 metais, kita migracijos krizė buvo, sakykime, ten ar dirbtinai, ar nedirbtinai sukurta. Po to prasidėjo Brexitas, reiškia ta krizė, nu ir dabar po tų dviejų krizių, sakykime, nu, automatiškai jau čia ta nuomonė apie tą sąjungą kitaip, bet iki to laiko tai grinai jungiasi, prisijungia tikrai daug šalių ir matė labai didelę naudą. Taip, jo, bet man atrodo, kad, kalbant apie Europos Sąjungą, tai turbūt euroskeptikai čia visi, kur, nu ir Europos Sąjunga nelabai tiki ir euro turbūt ir dar, tai man atrodo, kad čia lyg buvo nu toks, kaip čia, pasitikėjimas subraškėjęs ir buvo tokių sakančių, kad dabar tai čia jau grius ir bus kažkas. Ir jau kai išeis, ne, Didžioji Britanija pasitrauks iš Europos Sąjungos, nu tai čia jau irgi bus labai kažkaip. Bet kažkokių baisių pasiekmių, tai, nu man bent taip atrodo, tai neįvyko ir viskas toliau visai ten gražiai ten ta Britanija savo ir visai gražiai ten, man atrodo, ir visi likusieji. Aha, dar. Gal dar Žiūrėkit, aš turiu klausimą. Pavyzdžiui, Sovietų sąjunga pagal šitą apibrėžimą. Tai nebuvo prekybos blokas Sovietų sąjunga? Ar kas jinai buvo? Sąjunga kažkokia, nes politinis stabilumas, tai nu ten viskas užraukta buvo. Bendradarbiavimas irgi, nu tik tai siena aptverta, bet jis nesivadino, turbūt Sovietų sąjunga nėra kaip pavyzdys prekybos bloko. Manau, kad ne, nes jeigu žiūrėsim pagal apibrėžimą, tai turėtų būti kažkokia sutartis tarp šalių. Ir jos tada viduje prekiauja kaip ir be jokių apribojimų, ne, o į išorę jos, nu čia priklauso, ta prasme, žiūrint kur kaip, tai vienos trečių šalių atžvilgių, kad nu, tikrai negalėjo taikyti, ko nori ten Lietuva ir Latvija. Jeigu imam muitų sąjungą, tai jo, mes turėjome rublius nuostabiuosius, bet ne nuo mūsų priklausė, kokią politiką taikysim ir tikrai mes nesitarėm ten nei 3, man atrodo, nei 5. Ir pagal paskutinį bendrą rinką, taip teoriškai laisvas prekių ir paslaugų ir kapitalo judėjimas dideliai valstybei. Bet čia turbūt tinka tik tai tas politinis kažkoks susitarimas, bet daugiau tai ten nieko netinka. Jokio ten bendradarbiavimo, ten tiesiog ką liepė vadas, tai ir buvo turbūt. Ar turi dar kažkokių minčių? Tai yra viena mintis, kad visgi kartais gali būti ne, kita mintis, kad gali būti taip. Aišku, galime šiandien nesustoti pusvalandžiui, nes yra čia tų užduočių dar 1,2, kur norėtųsi padiskutuoti, bet jo, vaikai galėtų pasėdėti ir paieškoti truputėlį.
kažkokių faktų, kažkokių įvykių ir dalykų, kurie galėtų, ypač mes nežinom, kas ten toliau, ten, pavyzdžiui, kokia Azija, Afrika, dar kas nors, ne, tai tikrai nežinom, kas ten per situacijos. Na va, ir tada einam į kitą ekonominės integracijos etapą, tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga. Tai tokia jau integracijos forma, kai kelios šalys naudojasi bendra valiuta ir vykdo bendrą pinigų politiką. Tai, kad šalis turi dolerį ir atsiskaitinėja dolerių, tai dar nereiškia, kad tai yra ekonominė ir pinigų sąjunga, tai reiškia, kad tiesiog yra pasiėmę kažkokią valiutą ir atsiskaitinėja, bet jos turi vykdyti bendrą pinigų politiką. Ir kitaip sakant, tai mes turime bendrąją rinką, kuri turi bendrą valiutą ir bendrą pinigų politiką. Bendroji rinka tai iš prekybos blokų ateina ir prasiplečia tuo, kad jau ir dar ir valiuta ta pati ir pinigų politika bendra. Tai pinigų sąjunga susiformuoja tada, kai bendros rinkos narės įsiveda bendrą valiutą, sukuria bendrą centrinį banką ir taiko vieningą pinigų politiką. Ir šita monetarinė sąjunga jau iš esmės yra aukščiausia prekybos bloko integracijos forma, toliau nebelabai yra kur. Tai aišku, kad pinigų sąjungos pavyzdys yra eurozona, kurią sudaro 20 Europos Sąjungos valstybių narių, kurios naudoja eurą kaip bendrą valiutą. Aišku, kas gerai, čia ne mūsų šiandienos tema, bet be abejo tai yra gerai, nes tai leidžia išvengti valiutos svyravimų tarp šalių, palengvina prekybą, palengvina investicijas. Tai aišku, visada yra paprasčiau, kada tie patys pinigai vaikšto. Dabar šitą bendrą, čia daug bus labai turbūt žinomų dalykų, nieko labai čia įdomaus nepapasakosiu, tai bendrą pinigų politiką nustato Euro sistema, kurią sudaro Europos centrinio banko vykdomoji valdyba ir Eurozonos centrinių bankų valdytojai. Tai ir mūsų taip pat tarpis. Ir Eurozonos pinigų politiką prižiūri Europos centrinis bankas, kuris yra Frankfurte. Tai va, pinigų dabar sąjunga yra jau toks darinys, tai reikalauja vieningos palūkanų normos politikos visoje bendroje rinkoje. Tai žinom, kad mūsų centrinis bankas nebeturi tos centrinio banko funkcijos, jisai nebegali savarankiškai nustatinėti palūkanų normų, tą daro Europos centrinis bankas ir būnant kažkokios pinigų sąjungos nare valstybei, jau truputėlį susiriša rankos tam tikrą prasme, tai viena vertus gal kažkiek blogiau, bet kita vertus yra daug labai teigiamų dalykų iš buvimo sąjungoje, tai jo nebegali savarankiškai vykdyti savo pinigų politikos. Tai va, bet įdomumas tas, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungos tikrai ne visos dar šalis turi įsivedusios eurą ir, kaip aš suprantu, tai net ir neketina kai kurios. Tai va, dabar dar šiek tiek truputį apie tą ekonominę ir pinigų sąjungą, kuris yra vienas iš Europos Sąjungos pagrindų, tai yra ekonominė sąjunga. Dabar kodėl tai yra Europos Sąjunga, ne, kodėl mes turime Eurozoną, pavyzdžiui, ekonominę sąjungą ir pinigų sąjungą. Tai todėl, kad visgi yra koordinuojama, mes neturim bendros, kaip fiskalinės politikos, bendros, tai, kaip čia pasakyti, identiškos. Pavyzdžiui, monetarinė politika, tai iš esmės yra vienareikšmiškai. Palūkanų normas nustato Europos centrinės bankas, jie ten susitarė dėl apskritai politikos vykdymo ir parkeliauja į savo valstybės narės ir toliau pagal turbūt kažkokį ten reglamentą veikia, o tokios griežtai vienodos fiskalinės, bet jinai yra formuojama remiantis bendrom taisyklėm ir rekomendacijom ir daugiausiai vykdant Europos procesą. Tai taip, kad nesame mes absoliučiai laisvi, savarankiški ir visiškai bet ko daryti irgi nebegalime. Na ir pinigų sąjunga, tai jau čia už šitą sakiau, ne, kas čia už ką atsakingas. Dabar tai visos tos Europos Sąjungos valstybės narės dalyvauja ekonominiai sąjungoje ir kartu sudaro bendrąją rinką, kontroliuoja savo ekonominę politiką, čia išskyrus pinigų politiką eurozonos šalyse, bet sprendimus priima glaudžiai koordinuodamos veiksmus, kaip jau sakiau, remdamos es taisyklėmis ir rekomendacijomis. Tai va, ir ekonominė tai ir pinigų sąjunga, tai papildo bendroji rinka, kuria užtikrinamas irgi dar laisvas prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalo judėjimas. Taip, ir čia man atrodo, yra tie dar
tokiam prisiminimui, čia, bet gal ir žinot šitą, tai ES nustačius vadinamus konvergencijos tuos kriterijus, ne, pagal kuriuos mūsų kažkada nepriėmė, tai reikia, kuriuos reikia atitikti, tai pagal kuriuos vertinama, ar šalis gali prisijungti prie eurozonos ar negali prisijungti. Ir kad galėtų prisijungti, tai čia tikrai be jokių skaičių, bet tai turėtų būti maža infliacija, tvarūs viešieji finansai, stabilūs valiutos kursai, tvarios palūkanų normos. Tai tikrai čia nereikia vaikam kalti galvas, jeigu nori dėti ten Maastrichto kriterijų, bet manau, kad čia nėra svarbu. Ir jo, šitą ekonominę ir pinigų sąjungą tikrai galima laikyti tokiu nuolat vykdomu projektu, gal čia kabutėse reikėtų, nes tai yra toksai besitęsiantis ES ekonominės integracijos proceso rezultatas arba procesas gal net. Ir kai jūs čia sakėt, pas mane 57 metai, kada nusprendė sukurti bendrąją rinką, tai gal čia ir man reikėtų pasitikslinti. Ir ilgainiui tapo aišku, kad reikia, norint plėtoti tą vidaus rinką, reikia glaudžiau bendradarbiauti ir ekonomikos, ir pinigų srityje. Tai va, 91 metais, gruodžio mėnesį, Maastrichte buvo priimtas sprendimas, kad ES turėtų sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą, kurios bendra valiuta euras. Tai čia šiek tiek istorijos. Ir ta ekonominė ir pinigų sąjunga buvo sukurta 3 etapais. Tai va, ta trečias etapas kulminacija 99 metai, kada jau buvo įvesta bendra valiuta euras. Ir pirmus 3 metus, čia gal irgi žinote, ne, tai čia tokia istorija, euras buvo naudojamas tik tai kaip apskaitos vienetas ir tik elektroniniams mokėjimams, ir jau pirmos monetos ir banknotai buvo išleisti 2002 metais, tai 23 metai, kaip realiai turbūt egzistuoja fizinių pavidalų eurai. Tai va, dabar norėčiau irgi gal šitą užduotis, galim padaryti taip greituoju būdu, kaip jūs galvojat, bent po kelis, kokius ten 3, ne? Atsakymo aš tikrai nesu čia jokių sudėjusi niekur, ką jūs dabar pasakysit, tą mes užrašysim. Kaip jūs galvojat, kokie yra, bent po 3 pagrindinius pinigų sąjungos privalumus ir trūkumus? Ir truputėlį tada pasitarkim apie juos. Šiaip aš galiu iš karto padaryti gal mažesnį ekraną, aš čia galiu padaryti, parašyti atsakymus ir mes galim kartu padiskutuoti ir pabandyti įrašyti keletą, kur mums atrodo, kad taip yra. Kokie čia tie privalumai ir kokie trūkumai. Privalumas nereikia keisti pinigų mokestis akmenta. Valiutos keitimo mokestis. Intensyvina prekybą. Palaukit, valiutos keitimo kaštai dingsta, ne? Galiu tai prašyti? Ar išnyksta gal, nežinau. Kažkaip. Tiesiog nėra. Nepatiriami kaštai. Nėra valiutos keitimo kaštų, va taip. Kokį dar sakėt? Lengvesnis kainų palyginimas. Lengviau palyginti kainas, ne? Taip. Bet tam turbūt nebūtina būti pinigų sąjunga, šiaip, aišku, bet tada jeigu visos šalis skirtingą valiutą turės, gal čia šitoj vietoj taip tikrai galim rašyti, kad aš jaučiu, kad jūs čia daugiau man pasakysit, tai aš dar įsidedu keletą eilučių. Taip, kas dar? Gal valiutos patikimumas tada didesnis pasidaro? Kodėl? Kaip pasakyti, valiuta darosi galbūt stipresnė ar stabilesnė, kaip čia pasakyti? Kai visas blokas naudoja. Ir visokiems ekonominiams tokiems svyravimams mažiau reaguoja. Visas Jeigu Europos Sąjunga, tai taip, bet jeigu Rusijos, pavyzdžiui, didelės teritorijos, tai nelabai čia nėra. Aš irgi mąstau apie... Aš apie Europos Sąjungą pagalvoju. Jo, čia taip, čia galima tai sakyti, bet Rusija ne kažką, nes ten visų. Tai pala, kaip dabar čia užrašyta, aš galvoju, stabilesnė valiuta ar atsparesnė ekonominiam... Atsparesnė turbūt. Rašau atsparesnė. Kas
kas nedalyvavo, tai nereikia, kad suprastų, ne? Gerai, dar gal turim? Paskata vykdyti priekybą, intensyviau vykdyti priekybą. Čia gal turbūt paprasčiau. O kodėl paskata? Nu, bendra valiuta lengviau prekiauti. Tai čia turbūt gal lengviau numatyti, man atrodo, aš čia gal dar kreipčiau į... Nes tas lengvumas, nu tai ką, išsikeiti valiutą ir nesunku. Tai čia tas valiutos keitimo gal kaštai. Bet buhalteriniai apskaitoj, kada gauni ten kitos šalies, kita valiuta sąskaita, ne, sudėtingiau apskaitomos yra. Nu, daugiau darbo, imlesnės darbui realiai. Nu, rašau paprastesnė buhalterinė apskaita, o aš tai žinot, ką turėjau omeny, turėjau galvoj, kad paprasčiau prognozuoti visokius dalykus. Nu, kaip čia, nežinau, kaip pasakyti, bet verslui yra paprasčiau. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš noriu vežti prekes į Vokietiją, ten, ne iš Lietuvos, tai man, nu, nereikia, nėra dvejonės, kad ten ar kris valiutos kursas, ar kils valiutos kursas, aš galiu užtikrintai žinot, kad, nu, kad tarkim, jeigu mes esam sutarę, kad aš ten nuvešiu toną agurkų, tai aš jau galiu prognozuoti lengviau, kad aš ir gausiu ten už tą toną agurkų, nežinau, kiek čia 1000, pavyzdžiui, eurų, ne? Tai aš ir turėjau tą mintį, kad, nu, kai tu žinai tą situaciją valiutos, lengviau prekiauti yra ir vadybai lengviau galbūt. Ne, tai išvengia valiutos svyravimų paprasčiausia. Nu, gal va šitas, ačiū Iga. Aš parašau verslui lengviau prognozuoti gal. Nu, užtenka, man atrodo, mes čia puikiai viską rašom. Dabar kokie yra trūkumai, pasakykit. Galbūt praranda savo šalis, kaip pasakyti, pinigų, kaip čia valdymą, ar kaip čia išsireikšti. Identitetą. Nu taip, nes šalies centrinis bankas turi paklusti visos bendrijos centriniam bankui. Monetarinės politikos nebelieka centriniam bankui. Va aš tą rašau. Jo. Apie šitą jūs čia sakote iš tikrųjų. Ir gal tai, kad praranda savo nacionalinę valiutą, neturi? Bet tai, kad neturi, tai čia turbūt ne tame gal visas blogumas. Nu, nes reikia paklusti. Sekundę, biški, labai kažkas... Kolegos, labai kažkas garsiai kalba per pamokas, rėkia garsiai, negaliu. Visus dabar užtildau. O, labai dabar atsiprašau tų, kurie sakėt kažką, tai įsijunkit mikrofoną gerai ir pakartokit, labai prašau. Nes kažkas labai ten ginčiasi garsiai. Pavyzdžiui, vokiečiai pyksta, kada reikia padėti kitoms šalims. Taip. Dabar kuria prasme? Nes į šitoj Galbūt atsakomybė bendra pasidaro. Ir stipresnės šalis yra priverstos gelbėti finansiškai silpnesnėms šalims. Taip. Gal rašau finansiškai. Bet čia pinigų sąjungos privalumas, čia bendrai, kadangi Tai yra sąjungos, Europos sąjungos čia. Tai jie nenori... Stipresniai šaliai privalus, o stipresniai trūkums. Čia jau politiniai dalykai, ar ten jie padeda, nepadeda? Nu, ne, jie privalo. Ta prasme, Europos Sąjungoje, tai nieks neklausia, ar Lietuva tu nori padėti ten Graikijai dabar. Bet tai irgi nežiūri, ar tokia pat valiuta ar ne, Lenkai turi zlotą, tai jiems vis tiek padeda. Nu, tai jo, turi kroną irgi. Tai taip, nes šalis moka mokesčius į Europos Sąjungos biudžetą, juk mes ten neuždirbame. Bet gal čia ne bendros valiutos, tada ne pinigų? Tai ne valiutos, ne. Bet ta bendra atsakomybė, čia vis tiek, man atrodo, geras kampas, nes bendra atsakomybė tai, nu, turbūt daugeliu prasmių. Nežiūrėkit, aš tai daugiau matau visokių blogų, pavyzdžiui, dalykų. Nežinau, ar pagalvojate apie tokį, aš tai visada šitą turiu galvoj. Kai ten ta anglių ir plieno sąjunga įsikūrė, ten buvo kelios valstybės. Dabar yra krūva valstybių Europos Sąjungoje, jos yra labai skirtingos ir čia iš to yra be galo, man atrodo, daug visokių, nu, tokių dalykų, nes pavyzdžiui,
pavyzdžiui, net tada, kai, tarkim, kokioje Lietuvoje infliacija būtų 20%, o kitur būtų plius minus tvarka, tai niekas šitos Lietuvos tikrai nepultų ten eurozonoje, net centrinis bankas, didinti palūkanų normų, kad dabar išgelbėtų Lietuvą. Nu, mažai tikėtina. Nes tas yra pinigų sąjungoje, kad yra daug valstybių, tai ane 20. Tai ten visokios šalys, Ispanijos, Italijos, ane, kur labiau tokios ir šitas žemės ūkio ten daugiau gal. Tai vis tiek turi visos bendrai plius minus daryti. Ir jeigu vienur infliacija, o kitur ne, tai vis tiek kažkokia bendra turi būti politika, o ne ten vienam kampui kažkokiam gelbėti. Tai ta bendra atsakomybė viena vertus yra, bet kita vertus, tai net nežinau, kaip čia šitą pavadinti, ta skirtinga šalių situacija, skirtingi jų ekonominio išsivystymo lygis ir dar visokie dalykai ir apskritai visokios turbulencijos. Kad įeina į šitą į monetarinę politiką, nes šalis praranda savarankišką monetarinę politiką, jie negali pasinaudoti. Nu, gali būti, jo, galimai. Lenkai iš zloto neatsisako, nes pavyzdžiui, jeigu jiems trūksta valiutos, jie zloto kursą numuša ir užsienio valiuta pas juos subėga, visi puola pas juos prekės pirkti. Prekės pinga. Jo, tiksliai, viskas monetarinė. Ačiū. Gerai, kas dar? Tai tada vien tik privalumai? Ar dar yra kažkas? Tai, kad ta monetarinė politika, jeigu ją įskaldžius, tai labiausiai ir duoda per padus. Ir dėl monetarinės Lenkai ir nekeičia zloto. Nu, aš matau tokią problemą. Pavyzdžiui, Lenkai, nežinau, kodėl jie neįsiveda euro, nes jie stojo kartu su mumis, kartu su 10 valstybių ir mes visi pasirašėm Baltojoj knygoj, kad įsivesim eurą, o pasirašėm Baltojoj knygoj būtent dėl Švedijos, Danijos ir Didžiosios Britanijos, kurios nenorėjo vestis euro. Tai dėl to ir įvedė Europos Sąjunga tą reikalavimą. Tai aš matau štai kokią blogybę. Bet jeigu kas nors, mes esam visi Europos Sąjungoje, visos valstybės pasijungėme į vieną katilą, į bendrą rinką. Bet jeigu kas nors blogai su euru, tai šakės mums visoms, kurios mes tą eurą turim. Ir nėra galimybės išsigelbėti, o jeigu išsigelbės tik tai tos, kurios turės savo valiutą. Ir žiūrint iš šito taško, tai gali ir būti taip, kad sugriūsim patys. Aha. Čia labai geras kampas, jo, Vaiva. Esam priklausomi nuo tų šalių, kurie turim bendrą valiutą. Taip. Vieni nuo kito. Bet ir įsivesti bendrą valiutą brangiau kainuoja nacionalinė. Susitarimai, visa kita, visų sistemų keitins visą ir taip toliau. Tiesa. Ir pereinami laikotarpiai, perkainavimai, papildomi irgi kaštai. Galiu ir šitą parašyti bendros valiutos įvedimo kaštų. Aš kitaip žiūrėčiau, jeigu galima. Bet čia tai kol įsivedant valiutą, čia tie kaštai bus, o paskui mes šnekame. Nebus paskui, bet nuolat nebus. Nu čia jo, gal čia toks, čia tik vienkartinis. Trumpalaikis vienkartinis. Tai žiūrėkit, kol mes neturėjome euro, investicijos į Lietuvą buvo gana rezervuotos. Todėl, kad kažkokia maža šalis su kažkokiu maža ekonomika, tai čia mums tai visi šitie valiutos krizės pavojai, tai mums tikrai nėra bėdos. Dabar iš kitos pusės, kaip Sorošas padarė su svaru kažkada, tai jeigu, pavyzdžiui, Lieta mažos šalies superka koks nors Trumpo draugas ir paskui išmeta staigiai rinką ir kapėts tam lygiai, nes mes esame maža šalis su mažu BVP ir maža ekonomika. Tai čia toks labai patriotiniai šitie trūkumai, viskas tvarkoja, bet realiai tai ne kažką ten tikrai. Jeigu jau iš principo susibuotų, tai valiutos krizės yra tas pavojus, nes tada visam blokui čia jau būtų. Taip, tai tada gal ir išplautų. Bet jo sutinku, Danutė, kad su maža šalim, tai norint sugadinti reikalą mažai šaliai, su jos vietinė valiuta, tai reikia tik turtingų kelių žmonių, labai turtingų. Taip, o Lenkai turi savo anglies, turi savo išteklių, ten didelė teritorija, didelis BVP, viena iš didesnių šalių. Tai
bepigu. Savo sąlygas, tai kažkiek. Sutinku. Gerai, dar kažkas? Nu gerai, tai su vaikais galėsit žaisti toliau, o mes tada keliaujam, nes aš tai žiūriu, visada man atrodo, kad aš čia per mažai labai visko turiu padarius, o paskui, kai paaiškėja, tai kad nieko nespėja. Nu tai, aš įdėjau čia dar tokią lentelę, kuo maždaug skiriasi, kokie tie lygmenys yra integracijos ir kur čia nėra, nežinau kaip gražiai parašyti, nu nėra vidinių prekybos kliūčių, tai suprantat, tarp šalių narių. O, tai gal reikėjo parašyti, nėra prekybos kliūčių, dabar sugalvojau, tarp šalių narių. Tai bus gal aiškiau, ne? Nu, va taip. Čia apie šitą vietą sėdėjau ir mąsčiau, ilgai iš tikrųjų mąsčiau. Bendra prekybos politika su šalėm nenarėm, gamybos veiksnių mobilumas ir bendra valiuta. Nu va, ir tada yra ta visiškai ekonominė ir politinė integracija. Tai čia jau aukščiausias siekiamybė ekonominės integracijos lygmuo, kai šalis jungia ne tik ekonomikas, bet ir politinės sistemas. Nu, nežinau, man čia biški kol kas Europos Sąjungai tai utopija skamba, bet, nu, kas žino. Nes tai reikštų bendrą vyriausybę, bendrus įstatymus ir gal net bendrą kariuomenę, nu, žodžiu. Tai va, tokia sąjunga reikalautų, kad šalis atsisakytų jau iš esmės, nu, net nedidelės dalies to turbūt beveik atsisakytų savo suvereniteto, dėl to, man atrodo, kol kas yra mažai tikėtina. Nors Europos Sąjunga kartais laiko dalinę politinę sąjungą, nes jinai turi bendrų įstatymų, institucijų, neturi. Ta pati, pavyzdžiui, dabar pirmas, kas toptelio Europos ten kokia nors vartotojų apsaugos, ten jie vadinasi. Žodžiu, kur Europos vartotojai gali dėl vartotojų teisių kreiptis. Vartotojų teisių apsaugos. Nu, žodžiu, jo. Ačiū, kažkaip man sunku šiandien labai. Tai, nu tai va, bet yra daug ir nepriklausomybės. Tai mes turim visokių institucijų, turim visokių reglamentų, turim paisyti, net ir akcizus, net ten derinam pagal ES reglamentą alkoholių ir visam tenkam. Tai turim tikrai daug tokių reguliavimų, kas jau kalbant apie mokesčius, tai ryškiai fiskalinės politikos dalykai, bet tai nėra 100% jokių būdų čia kažkokia visiškai ekonominė ir politinė integracija. Aišku, viena vertus politinė sąjunga galėtų padėti užtikrinti stabilumą ir išvengti konfliktų tarp valstybių, bet čia tas jo yra kaip ir savų pinigų nesinori atsisakyti, tai ir galimybės būti valdovų savo šaly matyti irgi nesinori. Ir dar yra, aišku, yra labai daug, tikrai didelė šita sąjunga, yra daug skirtingų kultūrų, kalbų, nacionalinių visokių interesų ir taip toliau. Tai va, tai čia tas, ką sakiau, bendra užsienio politika kai kuriais klausimais, bet tikrai Europos Sąjunga nėra politinė sąjunga tokia iki galo. Dabar galvoju, biški, leiskit užmest akį, kiek čia turim skaidrių ir kiek turim laiko. Nu, ne kažką. Tai gal aš šitą praleisiu vietą gerai, 5 ekonominės integracijos privalumus, manau, kad čia nebūtų labai sudėtinga. Bet eikim toliau. Tai kokia yra nauda iš ekonominės integracijos? Tai aišku, yra daug privalumų ir atskirom šalim ir pasaulio ekonomikai, tai keletą čia išvardysiu, pavardysiu. Tai yra, pirmas dalykas yra išaugusi tarptautinė prekyba. Kaip įdomu. Išaugusi tarptautinė prekyba ir investicijos, nes aišku, sumažėjo muitai, kiti prekybos barjerai. Tada rinkų plėtra, įmonėm lengviau eksportuoti prekes ir paslaugas į kitas šalis, atsiranda rinkų papildomų, konkurencingumas auga, nes įmonės konkuruoja su didesniu rinkos dalyvių skaičiumi. Čia aišku galime žiūrėti tai kaip į gerą ir kaip į blogą dalyką, bet jeigu nebūtų konkurencijos, tai man atrodo iš vis nieko gero nebūtų. Tai aš kažkaip į tai linku žiūrėti į gerą dalyką, aišku, galite jūs išsibraukti, jeigu manot, kad ne. Tada jau ekonomikos augimas tikrai vienareikšmiškai, čia integracija dažnai labai lemia didesnį BVP augimą, nes yra didesnis produktyvumas, inovacijos, vieni su kitais bendrauja, bendradarbiauja, pasižiūri ir mato, kas vyksta. Dėl konkurencijos, ir dėl daugiau ten tų įsijungusių šalių yra didesnė įvairovė prekių ir galimai ne visada pigesnės, bet tikrai yra ir pigesnių prekių vartotojams.
ką mes kalbėjome, tai didesnis atsparumas ekonominiam sukrėtimam, nes visgi sąjunga turi tam tikrų, bet kokia sąjunga turi tam tikrų stiprybių ir kuo ta sąjunga didesnė, tai turbūt jinai kaip blokas kažkoks, jinai išorės ten tiem sukrėtimam yra labiau turbūt atspari. Aišku, čia irgi galima diskutuoti iki nukritimo ir turbūt surasti ir sugalvoti pavyzdžių, kur gal ir taip ir ne, bet labiau turbūt taip negu ne. Tada išaugus galimybę įsidarbinti, kadangi yra, tarkim, jeigu apie įvairius galim kalbėti, bet mums Europos Sąjunga turbūt lengviausia įsivaizduoti, tai darbo jėgos mobilumas gali darbuotojai rasti darbo vietas kitose šalyse ir galimybių ir karjeros ir visokių ten yra daugiau, išaugia investicijų srautai, įmonės lengviau plėsti veiklą, kur naujas darbo vietas, bet tikrai yra iššūkių dėl ekonominės integracijos ir jeigu bent keletą, dabar jau gal neieškokim statistikos, bet tiesiog, kadangi suaugę žmonės iš patirties, iš bendro išsilavinimo turbūt keletą galim pavardinti, tai kaip galvojat, su kokiais iššūkiais susiduria dėl ekonominės integracijos? Čia bele kurį etapą galime imti, nebūtinai ten turi būti muitų sąjunga ar pinigų sąjunga, ten gali būti laisvos prekybos zona, bet kas jums lengviau atrodo. Kur čia tie iššūkiai? Tai kad reikia savo visą ekonomiką priderinti prie bendrų Europos Sąjungos įstatymų. Pavyzdžiui, mūsų lietuviškos dešros, aš nežinau, ar jūs atsimenat, kokios jos buvo anksčiau. Tai visi europiečiai ir juokėsi, sako, savo dešras valgysite 10 mėnesių. Taip ir buvo, nes per tos 10 mėnesių, kai įstojom į tą Europos Sąjungą, mes turėjome pritaikyti visokius tuos visus standartus, kad dešros nebūtų apipelijusios, kad jos nebūtų žalios mėsos. Sužinot, visi tie kuriuos prideda, kad skoniai būtų, kad dažai būtų, kad raudonos būtų, ne iš natūralumo, o kad dirbtinai, kad akį patrauktų. Tai tas ir yra, kad iššūkis, kad truputį turi peržengti per save, jei tu pripratęs valgyti tokį maistą, o dabar tu staiga turi prisidėti visokių ir džiaugtis, kad tu esi Europos Sąjunga. Aš manyčiau toks. Ačiū, Vaiva, aš tai dabar klausaus ir galvoju, kaip aš džiaugiuosi, kad aš tos mėsos nevalgau. Kiek ten išvengiu, visokių dėl spalvos, dėl grožio, dėl skonio, nežinau, ten dėl ko. Gerai, dar. Ačiū Jums, čia geras kampas. Aš galvoju, gal susiduria su vietinių gamintojų kažkokiu nepasitenkinimu, nes išauga konkurencija. Smulkus vietinis verslas, gal negali konkuruoti iš tikrųjų su, tarkim, su tais su tais gamintojais kitais. Tai gal tokia kaip ir socialinis iššūkis. Šitai vietoj tai aš galvoju. Kolegė, tai irgi tas smulkiam verslui arba ten mažom tom įmonėm tie visi sertifikavimo reikalavimai, tam, kad jau tu įeitum į rinką, labai brangiai kainuoja. Ir tada arba jie iš viso nunyksta, arba prisijungia prie ko nors kito. Mes vieną kartą jau kalbėjomės čia prieš porą susitikimų apie kultūrą. Dabargi laisvas judėjimas ir žmonės atvažiuoja, kad ir tie patys iš Kipro, arba kad ir iš tos Maltos, ar iš Italijos pas tave, tai kaip turistai į Lietuvą, ir tu turi toleruoti jų tą ir išsišokimą, ir tą ir kartais net ir nekultūrą. Bet čia tarp kultūriniai skirtumai ir nesvarbu, ar tu būtum sąjungoje tas būtų, ar tu būtum nesąjungoje, lygiai tas pats. Nesąjungoje, jo. Nes čia mes kalbėjom apie lokalizaciją. Bet čia ir aplinkosauga visa. Dabar, kaip pasakyti, ta visa žalia energetika, viskas, visi yra priversti derintis prie tokių griežtesnių ekologinių reikalavimų. Bet tai čia pliusas. Pliusas. O čia reikia minuso. Iššūkis, atsiprašau. Iššūkis, bet čia geras, aš galvoju. Vietinis smulkus verslas. Patiria tokių sunkumų. Žemdirbiam gal irgi ne vien subsidijos mažesnės, ta prasme Lietuva mažesnės gauna subsidijas negu išsivysčiusios Europos Sąjungos šalis.
tokia iš Europos Mes ir Sąjungos. išsivystę. Aš irgi galvoju. Mes, žinot, pasižiūrėjau, va čia dabar kaip tik studentam, kažkaip nebuvau užfiksavus šito. Mūsų BVP gyventojui nuo 95 metų dabar, bijau sumeluot. Žodžiu, ten, palaukit, dabar jau įdomu pačiai pasidarė. Keliasdešimt kartų išaugo ten, nežinau kiek kartų, vienam gyventojui. Dabar dingo skaičius. Ir aš kaip tik dar jiem baksnojau, kad jūs, sakau, pasižiūrėkit, arba, pavyzdžiui, infliacija Lietuvoje ten buvo 1000 kažkokie procentų. Ir ten per kelis metus susitvarkė ir mes per 30 metų, ką aš sakiau studentam, į vienos skaidrės, lentelės, du stulpeliai tokie. Kairiai pusiai metų ten X ir kažkie skaičiai ir dešiniai pusiai dar tiek pat metų ir skaičiai. Aš tikiu įsivaizduojat, per šitokį trumpą laikotarpį Lietuva sugebėjo, ką nežinau, kitos šalys su savo laisvos rinkos ten istorija, su visokiais ten mentalitetais ir su visu ten kuo, o mes tiesiog iš po pado išlindę per 30 metų, aš galvoju, čia mes kosminius dalykus, čia mes žavimės, kad ten kažkokį Dubajų, žinai, pastatė ant dykumos iš nieko. Aš galvoju, Lietuva padarė tą patį ir dar daugiau. Nes mes čia nei naftos turim, nei nieko turim. Nežinau, aš tai žiauriai gerai galvoju apie Lietuvos ekonomiką. Ir va tie skaičiai, gaila, kad neturiu dabar, net pikta, kad neprisimenu tiksliai skaičiaus, bet čia greitai pagooglint galima, arba atsidaryti mano skaidres ir pasižiūrėti. Tai va, tai čia toksai, gerai, šiaip dar sakykit, ką norit šitoj vietoj ir bėkim toliau, nes aš matau, labai faina padiskutuoti, man tai smagu, kad čia mes šiandien kažkaip visai gražiai šnekamės apie viską, bet dar truputį noriu priekį paėjėti. Tai einu. Tai dabar iššūkiai. Tai kai kalbam apie integraciją, tai šalis vis tiek turi atsisakyti dalies savo ekonominės ir politinės nepriklausomybės. Ir tą minėjot, gali būti, kad nacionalinės vyriausybės turi mažiau galimybių savarankiškai nustatyti savo politiką. Kai kurios šalis, aišku, jaus, kad jų interesai ne visada yra tinkamai atstovaujami ir kas, nebus turbūt netiesa. Tada ekonominė priklausomybė, reikš tai, kad vienos šalies krizė gali paveikti visas bloko zonos sąjungos narės, skirtingi mokesčių tarifai, skirtingios socialinės apsaugos sistemos, gali nelygybė tarp šalių būti, didelė migracija visokių socialinių politinių problemų gali sukelt, gali politiniai nesutarimai būti ir aš galvoju, dar turėjau kažką parašius. Apie verslą čia neparašiau, bet apie verslą įdomu. Tikrai dar buvo įdomu man apie maisto visokius ir apskritai apie reguliavimus visokius, bet tai ir yra turbūt ekonominė kažkokia, gal net nežinau, į kurią čia įpaišyti, tai ne visai ekonominė nepriklausomybė, bet tai yra tam tikros galimybės, savarankiškai nustatyti politiką, čia kalbant apie belę kurią sritį. Ar ten maisto pramonę, ar ten sveikatos apsaugą, ar kažkokius standartus ten leistinus, ar dar kažką mes turime, nes žinote, tą sako, jeigu yra nustatyta, kad ES kažkurioje šalyje, ten, pavyzdžiui, belė koks produktas, jogurtas yra geras, vadinasi yra geras, viskas, taškas, ir juo, be jokių ten klausimų ir kažkokių tikrinimų papildomų ar dar kažko tenai turi būti galimybė prekiauti bet kurio ES šalyje. Tai va čia tas irgi yra, tai mums patinka ar nepatinka, jeigu deša reikalavimai tokie, palaukit, vėl kažką reikia padaryti. Tai va, tai nebent pasiūlymas, jeigu deša tokia nepatinka, tai jos tiesiog galima nevalgyti. Einam prie migracijos. Čia dabar yra dalykai, kur aš nieko nežinau, tai aš labai greitai čia viską papasakosiu, bet jeigu pagausit, kad sakau kažkur pasakoju vėjus, tai stabdykit ir pasakykit. Tai migracija, o kiek aš palikus visokių kliurkų, tai man taip gėda šiandien. Tai migracija tai žmonių persikėlimas iš vienos vietos į kitą dėl
kažkokių visokių priežasčių, pavyzdžiui, ekonominių, politinių, socialinių ar ten dar kažkokių. Tai taisykit jau čia. Tai migracija, bet tikrinausi lyg tai taip. Tai migracija gali būti vidinė, kada juda šalies viduje ir, kaip aš suprantu, tai labiau, pavyzdžiui, Lietuvai būdinga, kad iš kaimo į miestą juda. Arba tarptautinė, mačiau geografų, man atrodo, kažkur parašyta, kad tarp valstybinė, man kažkaip tarptautinė geriau skamba, bet jeigu negalima termino tarptautinė vartoti, o reikia rašyti tarp valstybinė, tai irgi pataisykit, išbrauksiu tą žodį. Kada migruojama į kitą valstybę. Iš vienos į kitą. Mokinamės. Taip, iš tikrųjų, atsiprašau, kertant valstybės sieną, tai tarp valstybinė yra teisingas. Tai tarptautinė negali būti. Nu, nežinau, bent jau pas mus tai nėra tos tarptautinės, tarp valstybinė. Nes kertama valstybės siena, valstybinė siena. Nu, bet tai tauta kitą numigruoja. Žodžiu, nu čia detalės, bet taisykit. Jo, aš mačiau, kad geografai prašo, man tai nelabai patinka, tai, nu, gerai, pataisė. Ačiū, taisykit visur čia. Tai priežastys gali būti savanoriškos, nu, kada žmogus pats savo norų ten iš vienos šalies į kitą keliauja. Tas keliauja tai ne atostogų, bet ten persikelia. Arba priverstinės gali būti ir tos priverstinės migracijos mes pavyzdžių dabar turim ant akių labai nemažai, kada yra karas, kada yra persekiojimas, kada pavyzdžiui gali būti stichinės nelaimės, nu ir tu lieki be namų ir tau jau tiesiog nėra kur dėtis. Tai dabar ta vidinė ir tarptautinė, tai vidinė migracija, kai keliasi į kitą regioną savo šalies ribose, dažniausiai su ekonominiais veiksniais, tai žmonės darbo miestuose ieško, ten didesni atlyginimai, turbūt geresnės įsidarbinimo, karjeros galimybės, aš tikrai čia neplėčiau taip labai rezervuotai apie visus dalykus. Ir Lietuvoje populiarus judėjimas, aš aptikau tokį iš mažų miestelių į didžiuosius miestus, tai Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, jeigu kažką negerai rašau, irgi pataisykit, prašau. Ir ta tarptautinė, palaukit, tai dabar turiu parašyti tarp valstybinę, ne? Nes kerta valstybės sieną, čia šitą reikia irgi pridėti. Tai gerai, tai tarp valstybinė migracija, kai žmonės išvyksta į kitą šalį siekdami geresnių gyvenimo sąlygų. Tai labai įdomu, vakar dar vakare tokį perskaičiau faktą, irgi galit patikslinti, čia geografų daug, man atrodo, yra. Seniau buvo populiariausios šios emigracijos kryptis Jungtinė karalystė, anksčiau, ne, Norvegija, Vokietija, Airija, bet aš suradau tokį tinklalapį, jį net įdėjau, šiaip jis man labai įdomus, bet čia tikrai net, iš pradžių galvojau, gal pridėsiu tokių kaip print screenų, ten dar kažką parašysiu, paskui pagalvojau nesąmonė, kam įdomu, tai lysit ir pažiūrėsit, nes ten yra, nu reikia skirti laiko biškį pasėdėti, tai yra ten tokių įdomių. Tai ką aš atradau, kad daugiausiai iš Lietuvos išemigravo į Ukrainą. Pataisykit. Tai čia grįžimas, reemigracija ukrainiečių atgal. Tai grįžtamoji tipo. Kaip? Bet ten neparašyta, kad čia ta grįžtamoji migracija, o parašyta, kad tiesiog emigravo iš Lietuvos. Čia reemigracija ir bus ukrainiečių pačių, nes iš tikrųjų, kadangi aš pati su jais dirbu, tai kai kam pinigai baigėsi, ten dar kažkas, ar ten, ta prasme, karo veiksmai kažkaip tai sumažėjo. Nu, tai čia būtent jie kaip tą turėjo, nu, tą, kaip pasakyti, apsaugą, ar ne, Lietuvoje. Taip. Jie reemigravo. Nu, ta prasme, grįžo. Jos grįžo. Čia tas bus reemigracijos procesas. Net ne lietuviai pagal tautybę, nes mes šeimam tos kaip gyventojus Lietuvos, net ne pagal tautybę skirstoma. Čia tiesiog bendra statistika. Jo, nes ten buvo parašyta jo Lietuvos gyventojai, kad emigravo. Jo. Ai, supratau. Nes jie buvo priverstiniai migrantai. Nu, tie, kaip pasakyti, jo, pagal tą, nu, VNŽ, kaip rusiškai būtų tas, nu, gavo tą apsaugos statusą Lietuvoje. Ir jie skaitėsi, turėjo ir tas teisės, jie, pavyzdžiui, galėjo judėti ES viduje su tuo dokumentu ir dar dirbti gali ir tarkim, ir po to jie reemigravo į Ukrainą. Nes man atrodo, skaičius ten 60+%. Nu, kažkoks labai didelis buvo. Bet čia nesvarbu. Tai jeigu jie turėjo leidimą gyventi, jie teoriškai kaip ir gyventojai buvo metus ar 2. Taip. Tai va kaip įdomu, nu labai gerai, tai aš čia kai ką žinokit irgi sužinau. Tai va, ten buvo, šiaip prie termino aš radau grįžtamoji migracija, jūs reemigracija. Tai čia pats, ne? Reemigracija čia turėtų būti. Negrįžtamoji.
Bet tikrai radau net puslapį ir ne vieną, kur taip vadina. Nu, nežinau, gal mane kažkas pataisys, bet tarkim mes vadinam tai reemigracija, dabar va, tas terminas toksai daugiau yra vartotinas galbūt, tai nežinau. Čia tai, kai emigrantai po kurio laiko nusprendė grįžti į savo gimtąją šalį. Ir aš dar tokią aptikau tokią dar sezoninę migraciją, kai keliauja į užsienį dirbti sezoninius darbus ir paskui jie vėl pargrįžta. Jo. Nu gerai, tai dar čia tų klaidų, sakykime, pusėtinai pridaryta. Tai va šitas puslapis man labai įdomus, aš nežinau, kiek ten juo galima daug pasitikėti, bet turbūt galima, bet tikrai įdomus, linkas veikia, dabar nebeturėsim turbūt jau laiko mes į jį įlysti, bet tikrai labai rekomenduoju įlysti ir pasižiūrėti. Man, pavyzdžiui, tai toks, bendram išsilavinimui, nes man iš ekonomikos pusės aš suprantu, kas yra gerai, kai jie atemigruoja arba kažkokie imigrantai imigruoja į šalį, kokia yra iš jų nauda, kokia yra žala, tarkim, arba nauda, kai emigruoja kažkas iš šalies, bet man tai tas iš ekonominės pusės visada toksai, kaip ir aiškus ir įdomu tada. Tai čia tokių visokių dar yra dalykų, kur biškai tokie man šiaip įdomus buvo dėl bendro išsilavinimo, tai tikrai labai rekomenduoju, kurį vakarą ten prieš miegą pasispauskite tą mygtuką, ten tikrai faina, nežinau, ar čia geografai žino, ir gal čia koks nepatikimas, tai pasakykit man, bet man tai buvo įdomu. Nu tai va, tai Europos Sąjungoje žinom, vyksta laisvas darbo jėgos ir ne tik darbo jėgos, ten ir kapitalo judėjimas, bet jeigu kalbam apie migraciją, tai galima laisvai judėti ir dirbti visose Europos Sąjungos šalyse. Tai dabar, kaip jūs galvojat, jokių čia grupių nedarysim, tai kodėl migracija atsiranda? Nu, kodėl žmonės migruoja? Emigruoja, imigruoja, kodėl jie migruoja? Ieško geresnio gyvenimo, didesnės meilės, patogesnio gyvenimo, saulės, šviesos, maisto geresnio, kur daržovės ir vaisiai natūralūs. Na, iš tikrųjų yra ta savanoriška priverstinė migracija, dabar paskutinės tai yra tie vadinamieji klimato pabėgėliai. Dėl klimato pokyčių atsiranda migraciniai srautai. Bet čia dabar, tai šiaip, o palaukit, aš čia parašiau, bet aš klausiau ekonominių veiksnių. Neperskaičiau. Tai meilė, klimatas ir daržovės, čia yra šiaip veiksniai, dėl ko žmonės emigruoja, pavyzdžiui, bet tai nėra ekonominė. Tai bėgam toliau, patikit vėl, kur kažkas ne taip. Tai ekonominė migracija, kai žmonės keliasi į kitą šalį ar regioną dėl geresnių ekonominių galimybių, darbo vietų ar aukštesnio pragyvenimo lygių. Nu ir čia tokias kelias parašiau, tai jeigu turit ką papildyti, pildykit. Mažos pajamos ir didelis nedarbas kilmės šalyje, tai gali būti priežastis, aukštesni atlyginimai, geresnės darbo sąlygos, karjeros ten galimybės užsienyje, geresnės socialinės garantijos ir gyvenimo kokybė, lengviau įsidarbinti gal ten tose kitose šalyse galima, arba gali būti, pavyzdžiui, ekonominės krizės ir infliacija, kada žmonės bėga iš savo šalies į kitas šalis, ko gero vėl tų, žinot, čia turbūt kaip pasaka be galo tenai, trukteliu už to paskutinio burbuliuko ir vėl tie visi pirmi. Nežinau, ar turit papildyti čia ką? Aš tai čia turbūt pridėčiau, taip kaip Daiva kažkada sakė pačioj pradžioj, kad dažniausiai turbūt žmonių lūkesčiai. Ir va čia visokios socialinės garantijos ir aukštesni atlyginimai ir darbo sąlygos ir karjeros galimybės, čia lūkesčiai. Nes kodėl daug migrantų grįžta Lietuvon pas visokius kirpėjus stomatologus ir jeigu dirbtų čia tiek, kiek dirba ten, tai irgi visai būtų. Nu tas ten tai irgi taip labai įdomiai skamba, žiūrėti, kokią tu šalį išemigruoji, bet čia turbūt tas lūkesčiai. Mada tokia yra. Jo, čia gal ne prie šito, ne prie vadovėlio, ta prasme teksto, bet visi tikisi, o paskui kaip jie ten gyvena, tai turbūt tik jie patys žino. Jo, aš čia tokia nuomonė. Jo, bet aš baisi šitoj vietoj, bet jeigu būtų mano valia, aš uždrausčiau emigrantam grįžti į Lietuvą apsikirpti, pasigydyti, nusilakuoti nagus, pas odontologą nueit, garbė žodis, prisiekiu, uždrausčiau. Bet jie atveža pinigus čia irgi to pačiu. Atveža. Bet žinot, tai čia su manim, taigi nereikia su manim sutikti. Ir aš, jeigu būtų mano valia, tai tos mano valios, aš suprantu, niekada nebus.
Bet žinot, aš galvoju, aš visada kažkaip, man yra garbės jausmas dirbti Lietuvai ir jaustis čia normalia, ta prasme, pilietė. Ir aš nevažiuoju Baltarusiją apsipirkt, nevažiuoju nagų nusilakuoti tenai ir nevažiuoju pas odontologą, nes gal ten, whatever, čia kokia šalis, koks skirtumas, Baltarusija ar ten Zimbabvė. Bet man atrodo, jeigu tu esi išdidus ir laimingas ten, kur tu gyveni, tai ko ten į kažkokią skylę važiuoti apsikirpti? Tai reik pas tą savo kirpėją, eik pas tą odontologą, eik į teatrą, eik ten kažkur ir grįžkite Lietuvą, parvežkite ten savo žmonėm, kurie gal ten, ar tie persiuntimai, tai aš nieko prieš, nes tai yra viena iš, viena irgi čia, kalbant apie migraciją, vienas iš labai svarbių dalykų, piniginiai pervedimai, tai nekalbu aš apie tą baisų į vargą, kada žmonės ten iš vis siaubingų dalykų yra. Kažkurį vakarą žiūrėjau, sakau, dokumentinį biškį filmą labai neilgai ir kad, net negali patikėti, dabartiniai laikai Italija galybė atvažiavusi indų ir tie indai yra taip siaubingai išnaudojami, kad ten baisu žiūrėti, iš tikrųjų, dabartiniais laikais. Tai čia aš irgi, žinot, bet jie ir supranta, kad jie yra išnaudojami ir kad jie vargsta, bet jeigu tu išdidus emigrantas, tai aš ir nevažiuočiau kirptis į Lietuvą. Gerai. O aš dar šalia to pridėčiau, labai tokį ekonominį pasiūlymą, tavo tai toks emocinis. Emocinis, jo, bet iš meilės Lietuvai, mano. Turbūt pusę pensijos prarasčiau, bet šitų emigrantų tėvams sumažinčiau pensiją. Baisu, Barikienė, mūsų nebeįleis į šitus mokymus, man atrodo. Tai tu pasižiūrėk, tėvai kalti. O kodėl jūs taip šnekat kaip ne ekonomistės? Nesupratau. Taip, aš ekonomistė, todėl, kad jie mokesčius moka kitai šaliai, o mes turim išlaikyti jų likusius tėvus. Tai labai ekonomiška. Bet tie tėvai užsidirbo gal savo pensiją? Ne, jie išlaikė kitus pensininkus, taigi čia pensijų sistema, socialinis draudimas, taigi visą pasaulį. Tai jo, taigi mes tai ne savo pensijas dabar čia. Mes ne savo pensijas, čia užsidirbo apskritai pensiją, užsidirbo tokios savokos net. Tai tik tai antras fondas, ar trečias, ta pakopa. O baisiausia dar, kad Lietuvos pavaro ir pavadina, kad labai turtingi, bet atvaro čia apsikirpti. Iš tikrųjų, žinau tokių žmonių, tai piktumas ima. Taip, va čia. Tai gerai, tai grįžtam į temą, emocijas į šalį. Aš sakiau, čia su niekas nuomonė neprivalo sutikti. Čia yra argumentai kažkokie, kodėl taip arba kodėl ne. Tai migracijos priežastis aptariam, viskas tvarkoj, dabar važiuojam, šitą su vaikais padarysit ir čia greičiausiai, nes matau 8 minutės. Tai žiūri įdomu, man šiandien labai patiko čia su visais apie viską pasidiskutuoti. Aš pereinu per teorinius likučius, gerai, kad neliktų kažkokių ten, tarkim, klaidelių ar ko. Jeigu dar turėsim minutę, galėsim pašnekėti, jeigu ne, tai bala nematė, gal tada kitą kartą. Tai dabar kokie yra teigiami migracijos aspektai? Man čia jie tokie, ir aš rašau migracijos, nes vieną kartą emigracijos, kitą kartą imigracijos, tai apskritai sumažės nedarbo lygis, ne? Kai atvažiuoja imigrantai į šalį, tai iš tikrųjų nedarbo lygį gali patvarkyti. Kvalifikuotų specialistų atvykimas yra nuostabus dalykas, kada atvažiuoja į šalį kvalifikuoti, ne? Darbo jėgos balansas, jeigu mes kalbam apie amžėjančią visuomenę ir jeigu nebelabai yra kam dirbti, tai tas darbo jėgos balansas, čia aš tikrai ne pati sugalvojau, šitas dalykas susibalansuoja atvykus jauniem, tarkim, darbuotojam. Tada, ką jūs minėjote, migrantų pervedami pinigai, taip, mes apie Lietuvą, jeigu kalbam, čia yra viena situacija, bet jeigu kalbam tikrai apie skurdžią šalis, kur iš tikrųjų skurdas, kurio mes net turbūt nesam sapnavę ir linkiu, kad net ir neprisisapnuotų, niekada ten, žinot, yra matuojama ten už $2, už $1,4 per dieną žmonės gyvena, ir tai yra visiškas skurdas, jau ne apie tą santykinį absoliutų ar ten dar kokį, apie vidurkius, bet iš tikrųjų apie baisų į skurdą, tai kartais tie migrantų pervedami pinigai yra vienintelis šaltinis pajamų šeimai, iš ko jie gali išsilaikyti. Tai aš tikrai nesu kažkokia trenkta ir tikrai nekalbu, kaip sakė čia Vaiva, kaip ne ekonomistės, visai aš kaip ekonomistė, man atrodo, nes yra dalykai,
negalima visko sverti vienom kaip čia, ar vienu matu matuot turbūt. Tai tų labai ir generalizuot mes irgi negalim, yra tų situacijų labai labai visokių. Tai tikrai jokių būdų nesakau, kad joks emigrantas niekur negali ten eit pas daktarą ar dar kažko daryti, tai tikrai ne. Tai čia šiaip buvo toks lyrinis, bet emigrantų pervedami pinigai yra geras dalykas, migracijos geras aspektas, tikrai ekonomikos augimas atvažiuoja, tai čia visiškai galima kreivės net išbraižyta, ne? Jeigu atvažiuoja imigrantai į šalį, mūsų potencialus BVP gali augti. Jeigu atsimenat gamybos galimybių kreivę, arba jeigu atsimenat visuminę paklausą, nesvarbu kieno, pavyzdžiui, monetaristų neoklasikų, kur jinai vertikali, tai nedarbo jėgos, o gamybos veiksnių kiekis arba kokybė, tai apie kiekį dabar kalbam. Jeigu mes turime imigrantų, tai aišku, kad mūsų potencialas auga, o jeigu šalies potencialas auga, tai auga realusis BVP ir akivaizdu, kad mes turime ekonomikos augimą. Tai čia, sakau, kreivę nubrėžti net galima prie to burbulo. Nauji įgūdžiai ir patirtys sugrįžus čia yra labai geras dalykas, nes žmonėms reikia pamatyti pasaulį, reikia pasižiūrėti, kas kur. Kitą kartą ir į Lietuvą, pažiūrėkit, tiek emigrantų grįžta ir visokius verslus įsteigia nuostabiausius. Ir dar ką turbūt labai nuostabiai supranta, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra gera ir gyventi, ir kurti, ir verslą kažkokį vystyti, tai grįžta atgal ir pamato, kad čia turbūt nėra nei kiek blogiau, o be to savo dar kultūrinė aplinka ir kiti dalykai, bet daug labai gerų dalykų parsiveža. Tai va čia, pavyzdžiui, toksai iš statistikos, tai 22 pasaulinės emigrantų perlaidos siekia daugiau kaip 6 milijardus dolerių pasaulyje. Tai dideli pinigai ir kas... Dabar žiūrėkit, jeigu ten jau bus įvykus tas bylos nagrinėjimas, tai jau viskas, nieko nebegalima nei raštų siūs, nei nieko jau tenais. Ne, nebegalima tikrai jokių raštų siūsti. Jeigu įvyks, tai žinokit jau amen. Nu va. Aš čia stengiuosi kaip durnelė, žinai, pasakoju istorijas, čia žmonės gyvena gyvenimą. Nu tai tos perlaidos, čia va ką norėjau pasakyti dar, nes tikrai nesu kažkokia, sakau, ten priešė visais kampais. Tai va tos perlaidos gerina šeimų finansinę padėtį, skatina vartojimą ir investicijas, kai jos grįžta į tą šalį, ne, ir prisideda prie to šalies ekonomikos augimo. Kad ir labai mažai, bet vis tiek, tai į pliusą, nei minusą. Dabar migracijos tas neigiami aspektai jau skubu, nes 3 minutės aš galvoju, čia turėsim valandą laisvą realiai. Tai darbo rinkos disbalansas, kada išvažiuoja iš šalies, ne, protų nutekėjimas, čia yra labai toksai svarbus momentas, sumažėjęs vartojimas vietinėje ekonomikoje, nes jeigu išvažiuoja, o ne atvažiuoja, tai ir ekonomikos augimas gali lėtėti arba apskritai gali ekonomika smukti. Čia vėl labai priklauso, kiek čia ko kažkur išvažiuoja ar atvažiuoja. Gali būti įvairių socialinių įtampų ir kultūrinių konfliktų ir mes esame matę ir tai aš jau nerašiau čia tokių dalykų kaip kažkokie, pabaigoje įrašiau saugumo klausimai, nenorėjau aštrių tokių labai kampų dėlioti apie terorizmo aktus ir apie visokius kitokius dalykus, bet tai irgi yra turbūt neklystų, kad migracijos viena iš tokių neigiamų aspektų arba pasiekmių. Viešųjų paslaugų sistemos apkrova, nežinau, kokį čia žodį vietoj tos apkrovos parašyti, bet esmė, kad gali reikėti mokėti kažkokias pašalpas, išmokas tai priimančioje šalyje ir tai yra papildomas krūvis. Nelegalios migracijos problemos gali būti, nes imigrantai, pavyzdžiui, visokie nebūtinai yra legalūs. Tapatybės krizė, emociniai sunkumai tiem žmonėm, kurie yra emigrantai ir jiem tikrai nėra lengva atvažiavus į kitą šalį, tai labai priklauso, bet aš galvoju, kad tu turbūt niekada ten nesijausi savas ir tai turbūt nėra labai paprasta. Tai va, ir čia net labai norėjau šitą užduotį panagrinėti, bet tikrai galvoju, kad gal rasit su vaikais laiko ir čia ir pavyzdžių labai galima rasti tų, kad kai kuriuom šalim perlaidos iš užsienio yra net svarbesnės negu vietinė ekonominė veikla. Ir čia būtent apie tas skurdžias šalis, ką aš truputėlį jums užsiminiau. Tada darbo jėgos mobilumas, matau, paskutinę jau minutę mano eina, tai laisvas darbo jėgos judėjimas tarp šalių, tai galima ir gyventi, ir mokytis, ir dirbti, ir visokie čia geri dalykai, ir tada iššūkiai ir galimybės. Tai aš čia sudėjau į porą skaidrių, tai tik per šitus noriu prabėgti. Tai iššūkiai, ne, kalbos barjeras, kultūriniai skirtumai, daug ką mes jau apšnekėjome, man atrodo, šiandien, tik pataisykite, jeigu kažkas manot, kad ne taip. Diskriminacija ir stereotipai,
teisiniai apribojimai gali būti socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros paslaugos ne visai tokios kaip vietiniams gyventojams, darbo rinkos iššūkiai, nes paprastai mažiau kvalifikuotus darbus, ne visada, bet labai dažnai. Būsto prieinamumas gali būti sunku, pasižiūrėkite, patys lietuviai nenori imigrantam nuomoti savo būstų, atsiskyrimas nuo šeimos, nelegalios migracijos rizika ir, aišku, politinis nestabilumas ir antiimigracinė politika. Ir galimybės, tai aišku, jų tikrai yra ne mažiau, tai ekonominės galimybės, demografinė pusiausvyra, ką čia sakiau apie darbo jėgos trūkumą, mokslinės technologinės žinios, kultūrinis praturtinimas, kad ir kaip čia mes gal norėtume būti užsidarę, bet tai yra tikrai turtas, kiti žmonės ir kitos kultūros, tarp valstybinė prekyba investicijos, verslumo skatinimas, nes labai dažnai žmonės tie, pažiūrėkit, mes irgi visokių turim pakistaniečių ir dar ko nors, ir mes turime libaniečių ir turime jų kavinių, restoranų ir visokių dalykų, ir tai yra labai įdomu. Tarp kultūrinis švietimas, migrantų perlaidos irgi čia galimybės tom šalim, iš kurių jie atvažiavo, socialinė įvairovė ir gerėjanti ta globali integracija. Tai žinokit, va, taip netikėtai, bet iki paskutinės minutės. Ar turiu ten kažkokią klaidą ištaisyti, dar man pasakykit, ar kažko čia nepripasakojau vėjų apie tą migraciją labai daug. Ne, žiūrėk, kietai viskas, aš pati dar nusirašysiu ten. Į geografiją. Labai fainai, labai patiko.